Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia, visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai. Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Sveiki, su jumis laida Kauniečių akimis. Žiūrovai jau žino, kad Kaune rimtų specialistų trūksta. Todėl Kauno savivaldybėje įprasta praktika importuoti tuos specialistus iš Kalvarijos ar Prienų, kai kada ir nuo pasienio. Mes rodome tarybos posėdžių, vykusio rugsėjo 21 dieną akimirkas, kai vienas iš tokių atvykėlių, švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriaus vedėjas, Valentas Ražanskas, pristato klausimą tarybos nariams ir svarbiausia, kaip atsakinėja į jų klausimus. Labą dieną. Gerbiama taryba, pristatau klausimą dėl švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų, tarifinių atlygių, koeficientų ir priedų nustatymo. Norėčiau pasiteirauti, kodėl vienus priedus direktoriams skiria kolegija, kitus taryba. Ir kitas klausimas, kodėl eilinį kartą skriaudžiami iki mokyklinukai. Ta prasme, iki mokyklinių įstaigų vadovai. Kaip ten, prašyčiau pagalbos. Gal švietimo ugdymo skyriaus vedėjas galėtų man pagelbėti čia kaip per šautą. Į vedėjo pagalbos šauksmą atsiliepė kitas. Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas. Aš tik tai, gerbiami tarybos nariai, norėčiau pasakyti, kad priedai už daktarą, magistrą yra ministrų nustatytoj tvarkoj. Ten galima mokėti tam tikrus, ir čia ne tarybos prerogatyva. Du vedėjai bendromis jėgomis išaiškino tarybos nariams, kad tai ne jų reikalas. Primename žiūrovams, kad Ražanskas be jokio konkurso, kaip ir Editos Gudišauskienės brolis Andrius Sechanavičius, į Kauno savivaldybę vadovauti persikraustė tiesiai iš Prienų savivaldybės. Mokytojams nėra priedų, tik vadovams. Vedėjų iš Prienų sunkus riešutėlis pasitaikė, visokių klausimų gavo, į kuriuos be galo sunku atsakyti. Ponas Ražanskas pristatė dar vieną klausimą. Dėl sutikimo perimti muzikos instrumentą siuzofoną. Kas tas siuzofonas, gal čia gali kas pagroti? Neteko girdėti. Aš girdėjau apibūdinimą jo, tai yra pakankamai didelis muzikos instrumentas, orkestrinis, kuris yra tiesiog ant pečių laikomas su diržais ir klavišai yra, jis yra pučiamasis. Tai kaip dudmaišis kažkas panašaus, ja? Prašau? Dudmaišis, taip? Ar triuba? Bijau sakyti. Aš daugiau su apšvietimu negu su švietimu. Gerbiamas merė, jūsų sėkmės koalicija taip apsidžiaugusi sėkme, kad ir krikštauja šiandien, kad neįmanoma net suprasti, kas vyksta. Nei kada balsavimo pradžia, nei kada diskusijos. Pasistengus įmanoma suprasti. Mus labiau sudomino pono Ražansko frazė: aš daugiau su apšvietimu negu švietimu. Primenam žiūrovams, kad ponas Ražanskas iš Prienų atkeliavo iškart į švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriaus vedėjo postą, bet atrodo, kad jam dar daug paslapčių įminti teks, kol susigaudys, kur esąs ir ką veikias. Ar su švietimu, ar su apšvietimu, ar su finansais dirbti reikia. Praėjus beveik 3 mėnesiams nuo rodytų fragmentų iš tarybos posėdžio, mes stebėjome, kaip sekėsi ponui Ražanskui klausimus pristatinėti lapkričio 25 dieną. Dėl bendro lavinimo mokyklų, negyvenamų patalpų ir kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos, moksleivių maitinimui organizuoti pakeitimo. Prašau pasakyti, ar organizuojant konkursą, konkurso komisijos pirmininkas gali sugalvoti naujų reikalavimų, negu yra šitose taisyklėse. A, taip.
Kaip? Ar gali? O gal komisijos pirmininkė galėtų atsakyti, aš Sugalvoti bijau gali, pasakyti. Bet ar jinai turi teisę sugalvoti naujų reikalavimų? Gerbiamas merė, tai klausimas mano jum. Ar taip mes ir klausysime klausimų svarstumų pristatymą, kad tik tai pavadinimą perskaitų ir viskas? Prašau, trumpai. Ankstesnėme tarybos posėdėje buvo, tuo metu, kai buvo, reiškia, dėl, žodžiu, buvo gauta, dar trumpiau, buvo svarstymuose ankstesniam sprendime buvo išbraukta, iš tipinės sutarties buvo išbraukta žodžiai šildymą pagal išnuomotą plotą. Ar šildysim ar nešildysim tas patalpas? Ir kas mokės? Techniškai klausimas yra pakankamai sudėtingas, kadangi... Ne, labai paprastas, aš galiu pasakyti, kaip tiltą statysim, ar iš Ilgai upės, ar skersai tada jau. Aš noriu padėkoti pranešėjui už aišku ir įsamų atsakymą. Dabar tikrai žinosiu, kaip balsuoti. Ponas vedėjas Valentinas Ražanskas pristatė dar 2 klausimus apie ilgalaikį ir trumpalaikio, materialiojo turto nurašymą ir likvidavimą. Po klausimų pristatymų tarybos narys kreipėsi į merą. Gerbiamas merė, aš siūlau tiesiog nesivargėti, gal neskaityti pavadinimų sprendimų projektų, o numerį tik tai skaityti 47. Ir kaip kalėjime, anekdotus pasakoja, tengi niekas taip ilgai nevargsta, sako, 5 numeris ir visi juokiasi, nes visi žino, apie ką kalba eina. Ir balsuojam. Vedėjas paklaustas, kuo skiriasi ir kaip nustatomas, kuris turtas ilgalaikis, kuris trumpalaikis, aiškino. Šiaip mes vadovavomės komisijos, kuri buvo sudaryta įstaigoje aktu dėl trumpalaikio materialiojo turto įvertinimo. Tai jie ten turėjo atsakingai tą dalyką pažiūrėti ir mes tikim, kad taip ir buvo. Paaiškėjo, kad tik viena mokykla Kaune nurašinėja knygas. Atradom, kad tik šita viena mokykla nurašinėja knygas. Mums kyla klausimas pranešėjui, o kur kitos mokyklos deda knygas, nes nekarto neteko susidurti per savo istoriją tarybos nario veikloje, kad knygos būtų nurašinėjamos kitose mokyklose. Ačiū už klausimą, aš nesugebėsiu atsakyti. Koks turtas priskiriamas trumpalaikiam turtui? Taip? Prašom atsakyti. Negaliu atsakyti. Tai neturi teisės ir pranešimą daryti. O kodėl negalite atsakyti? Nežino. Tiksliai. Tai apytiksliai. Ne apytiksliai, tai yra nustatyta. Pranešėjas irgi turi gerbti tarybą ir pristatydamas žinoti klausimą, ką jisai pristato. O jeigu nežino, tai čia yra visų mūsų negerbimas. Čia negarbė Lavato. Tai gerbiamas pranešėjau, tikrai atkreipkit pastabą ir kitą kartą rimčiau pasiruoškite klausimų pristatymą. Norėčiau gal specialisto šito, kaip jo pono Valentino Ražansko kompetenciją pasidomėti. Nes čia pastovėti, papasakoti man tokius dalykus ir visiems kitiems kolegos nariam, tai, davonokit. Taip miesto tarybai, aukščiausiai sprendžiamajai institucijai, klausimą pristatinėja iš Prienų importuotas kompetentingas specialistas, iš karto tapęs švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriaus vedėjų Valentinas Ražanskas. Ar būtinai Kauno valdžiai reikėjo tokio specialisto iš Prienų, paliekame spręsti jums, žiūrovai. Laidą kūrė Kęstutis Pūkas, Solveiga Firantienė, Emilis Šimkus ir Kipras Juknevičius. Rašykite mums kaunas@pukas.lt.